Jeigu 21 metų balandžio mėnesį truputį daugiau negu 100 eurų būtum nusipirkęs šitą NFT ir pardavęs po 6 mėnesių, galėtum įsigyti visai neblogą butą Vilniaus rajone. Nes tavo 100 plus eurų pavirstų į 62 tūkstančius. Per tą patį laikotarpį GameStop akcijos būtų kainavusios apie 2600 eurų, o Dogecoinas pakilęs iki 13 600 eurų. Ir va, atrodo, radai būdą, kaip tapti turtingu, gražių, protingu ir ateina realybė bei smogia tiesiai į veidą. Nes šiandien Dogecoinas yra praradęs 70%, GameStop 80%, o bežionėlė netgi 91% vertės nuo savo aukščiausio taško. Todėl pasidaro labai aišku, kad greitai praturtėti su atsitiktinė investicija yra tas pats, kas laimėti aukso puodą. 2 kartus. Skirtingose šalise. Gal ir įmanoma, bet tikimybė minimali. Tai ką vis dėlto yra realu pasiekti per 6 mėnesius, jeigu kalbėsime apie normalų, klasikinį, tradicinį investavimą? Rinkoje nėra tiek daug instrumentų, jeigu nori investuoti ribotam aiškiam laikui ir gauti konkrečią grąžą be jokių svyravimų. Vienas iš jų yra P2B, kai investuoji į sutelktinio finansavimo platformas. Tai šiandien pakalbėsime apie platformą Scramble, į kurią aš jau reguliariai investuoju ir parodysiu šiandien, kaip investuosiu didesnę sumą. Scramble yra Estijos sutelktinio finansavimo platforma, įdomi tuo, kad jie investuoja į skirtingus prekių ženklus. Apie tai, kaip planuotis investicijas ir kaip išnaudoti skaičiuoklės, gali pasižiūrėti šitame video, kur aš pasakoju, kaip sukaupti pirmam būsto įnašui per Scramble. Labai fainas video, rekomenduoju pažiūrėti. O dabar padėk like ir subscribe mygtuką ir mes važiuojam, trumpai aptarsim, kas yra Scramble. Tai yra investavimo platforma, investuoja į įvairius prekės ženklus. Virš 8 milijonų eurų investavo į įvairius prekės ženklus ir jau yra virš 18 200 registruotų investuotojų, kas yra neblogai, nes skaičiai labai stipriai auga. Vidutinė grąža yra apie 15%. Na, kaip ir minėjau, išskirtinumas yra tom, kad investuoja į plataus vartojimo prekių ženklus, kurie pasižymi didelėmis pardavimo maržomis. Todėl ir gali tie prekių ženklai skolintis pinigų iš mūsų, iš investuotojų ir mokėti visai geras palūkanas. Apie palūkanas mes dar pakalbėsim. Dabar ką mes galim tikėtis, kokios grąžos galim tikėtis iš Scramble. Tai yra įdomumas tame, kad yra 2 variantai, kaip investuoti. Į A grupės paskolas ir į B grupės paskolas. Ir kiekvienas turi savo privalumų ir minusų. A grupės paskolos gali duoti grąžą iki 12,4%. B grupės paskolos gali duoti grąžą iki 25%. Ir į abi paskolas galime investuoti pusiai metų, bet skirtumas yra tame, kad A grupės paskolos moka grąžą reguliariai kiekvieną mėnesį. O B grupės tai vieną kartą po 6 mėnesių. Reiškia, šiandieną investavai 100 eurų, po 6 mėnesių atgauni 100 eurų plus palūkanas. O A grupės paskolose investuoji ir kiekvieną mėnesį po truputį tau pinigai grįžta, kuriuos tu gali reinvestuoti. Tai šiandien ir investuosiu dalį pinigų į A grupės paskolas, dalį pinigų į B grupės paskolas. Pasižiūrėsim, kaip tai atrodys. O gal pakeisiu nuomonę ir investuosiu viską į ją. Pasižiūrėsim, kokie pliusai ir bonusus, kuriuos aš galiu susirinkti. Tai kalbant apie saugumą, patikrinkime mes dar Trustpilot, kur yra Scramble platforma. Trustpilot tai yra tokia įstaiga, kuri tikrina skirtingas institucijas, kur surenka vartotojų skundus, nusiskundimus, pasiūlymus ir pateikia savo nuomonę, kur žmonės gali realiai parašyti viską, ką galvoja apie konkrečią kompaniją ir tiesiog savo nuomonę parašyti, ar patenkintas, nepatenkintas, skemas, neskemas. Gal nėra 100% patikimumo pačiam Trustpilot, bet tai yra labai aukštas kriterijus, patikimumo kriterijus, kur mes matom, kad 900 ir beveik 1000 vartotojų žmonių parašė apie Scramble. Tai reiškia, jeigu būtų kažkas tai gero, rašytų, kad yra gerai. Jeigu būtų kažkas blogo, rašytų kažkas blogai. Ir ką mes matom? Didžioji dauguma vertina 5 žvaigždutėm. Yra kas 4, reiškia kažkas tai, kas su iššūkiai susidūrė. Yra 3 ir labai mažai yra kas vertintų 1 žvaigždutę. Ir kas yra dar įdomu, kad į 100% negatyvių atsiliepimų Scramble sureaguoja per 24 valandas. Tai reiškia, kad yra komanda, kuri dirba, kuri stengiasi užtikrinti, kad vartotojai būtų laimingi, patenkinti. Tai parodo, kad labai daug energijos darbo investuoja į bendravimą su investuotojais. O tas yra labai faina, nes jeigu kažkokie iššūkiai kyla, labai lengvai gali pasikreipti į suportą ir gauti kažkokius atsakymus. Gerai, pažiūrim, ką apskritai rašo, išsiverčiam tradiciškai į lietuvių kalbą, pasižiūrim, ką labai rašo. Ir yra tai, va, prieš 7 dienas
parašė Karlosas, ne, kad yra labai patenkintas, geras pasirinkimas, diversifikuoja portfelį, taip kaip aš visą laiką miniu ir pastoviai per savo mokymus, per edukaciją kalbu, kad diversifikacija yra mūsų viskas. Ne, reikia diversifikuoti ir paskirstyti, kad nedėti visų kiaušinių į vieną vietą. Taip, neseniai pradėjau investuoti, radau tobulą platformą, kurioje saugiai ir užtikrintai. Procesas paprastas, iš tikrųjų procesas yra paprastas, šiandien mes tą procesą ir pasižiūrėsim. Tai paprasta naudotis, gerai paieškokim, gal kažkokį mes turim negatyvų atsakymą, ne? Negatyvus reikia paieškoti, žiūrėti visas apžvalgas, važiuojam į apačią, gal kažką rasim, 4. Pirmas įspūdis, kol kas viskas gerai, veikia klientų aptarnavimas, kas yra be galo svarbus dalykas, veikia labai neblogai. Na ir sunku rasti kažkokį negatyvų atsakymą, bet 4-7 balas Trustpilot tai yra labai aukštas. Vat jeigu palyginsim su kitom platformom, čia nežinau, kas yra tas Matslar ar Debeto investicijos, na, visur yra mažesnis lygmuo, 4.4, 3.4, va čia visai neblogai. Ir čia galima palyginti, ką žmonės dar žiūri ir ką komentuoja. Ne? Tarkim, nueikime į Debeto investicijos. Debetum. Yra visokių įdomių atsiliepimų. Žodžiu, iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas labai neblogai. Tai eikim į pačią Scramble platformą ir pasižiūrėkim, kaip mes galime investuoti. Pas mane dabar yra 600 eurų grinų pinigų, yra investuota 349, investuota iš tikrųjų buvo daugiau, bet aš jau grąžau, dalis pinigų grįžo. Todėl dabar yra taip. Dabar žiūrim, ką mes galime padaryti. Pasidinti savo pajamas, gaudami 20 eurų premiją už kiekvieną 1000 investuotą į A grupę. Wow. Tai reiškia papildomi 2% grąžos investavus į A grupę. Pas mane A grupėje dabar investuota yra 379 ir turiu 600. Trūksta iki 1000 eurų, dar trūksta 20 eurų. Gerai, pasižiūrim, ką mes galim padaryti. Iki šio etapo pabaigos papildykite savo sąskaitą bent 5 eurais. Dabar, kas tai yra etapo pabaiga? Kiekvieną mėnesį nuo 1 iki 17 dienos vyksta etapai. Tai yra vadinami raundai, kur žmogus investuojas nuo 1 iki 17 dienos, jisai dalyvauja pačiose investicijose, 17 dieną užsidaro raundas ir viskas. Ir tavo pinigai suinvestuojami ir tada pradedama skaičiuoti grąžą. Reikia papildyti 35 eurus, na ir kaip tik man šiek tiek ir trūksta. Ir tada investuokite papildom 100 eurų dabartinėme etape. Gerai, etapas jau vyksta. Dabar kaip galima papildyti? Papildyti galima tiesiog pervesti per 1-3 dienas, per Revolutą pervesti, per Swedbanką ir per kitus bankus tiesiog pervedi ir 18 centų kainuoja vienas papildymas. Na, papildykim tada. 35 eurus reikia papildyti, man trūksta 20 eurų iki 1000. Tai šį kartą aš neinvestuosiu į B grupės paskolas aukštesnės rizikos, investuosiu viską į A, nes noriu gauti papildomai 2% grąžos ir kiekvieną mėnesį, kad grįžtų mano pinigai. Tai pasižiūrėsim, kaip tie 600 eurų pasikeis. Ok, papildykim mes tada 35 eurais, jeigu rašo, mes įrašykim čia 40, kad jau taip užtikrintai būtų. Taigi, įsidėkim 40 eurų, aš darysiu per Swedbanką pavedimą ir pasižiūrėsim, kaip visas procesas atrodo. 18 centų man kainuos pavedimas, einu į saugų pervedimą, pasiemu telefoną ir pasižiūrėsim, kaip mes greitai tai galim padaryti. Viskas rodo, kad mokėjimas atliktas sėkmingai, papildžiau 40 eurų ir matom, kad mes jau turim 1020 eurų ir 600 kiekvieną eurą, kurį galima investuoti. Tai važiuojam, įsiverčiam lietuvių kalbą tradiciškai ir žiūrim, ką mes turim 1000 eurų, 20. Dabar pasižiūrėkim, ką mes galim padaryti su jais, jeigu mes norime investuoti. Investavimas. Raundas tik prasidėjęs, o jau 43 000 žmonių investuoja. Kai aš filmuoju, tai labai aktyviai visi puolė investuoti ir geriausias dalykas tai, kad net buvo užlūžę trumpam serveris keliom minutėm, nes žmonės, kai gauna galimybę, dažnai investuoja į B grupės paskolas, kur didesnė yra grąža. Todėl, kad kai suinvestuoja tam tikras kiekis reikiamas žmonių ir daugiau nebepriima investicijų, tada nebegalima investuoti į B grupės paskolas. Tai todėl judam, nes dabar 43 000 suinvestuota, o planuoja suinvestuoti šiame raunde 1 115 000. Gerai, žiūrim, ką turim. Dabar mes važiuojam investuosime į A grupės paskolas. Va, ir čia mes labai gražiai matom, kaip tai atrodo, ne? B grupė yra suinvestuota iš 107 000, liko 24 000, kur dar nesuinvestuoja, 85%. Aš dabar filmuoju po pietų, jau per pusę dienos žmonės suinvestavo į B grupę 85%. Tai dar kelios valandos ir čia bus suinvestuota. A grupėje dar liko suinvestuoti 948 000 eurų. Apie tai, kuo skiriasi A ir B, su išsamiu paaiškinimu, su įvairiom rizikom ir su
apsaugom, yra viskas padaryta kitose video, pasižiūrėkit kitus video ir pamatysit, kuom skiriasi A ir B ir kodėl žmonės taip aktyviai nori investuoti į B grupės paskolas. Bet man atrodo visai patraukliai tas bonusas papildomas 2 procentų, kurį aš galiu gauti už A grupės paskolas. Gerai. Tai keliaujam prie investavimo. Mes galim suinvestuoti 601 eurą 6 centus, kad būtų jau visi pinigai suinvestuoti. Viską dedam į A grupės paskolas. Ir čia įdomiausias momentas, kad galima per 4 dienas galim pakeisti savo nuomonę, jeigu kažkas pasikeitė ir persigalvoja, nebenori investuoti tą, arba nori kažką tai pakeisti. Tai važiuojam tada sekantis žingsnis. Rodo, kad mes suinvestavom 601 eurą, patvirtinam, kad sutinkam, išsaugom mūsų pasirinkimą. Va, investicijas saugiai išsaugotas. Viskas, aš suinvestavau 641 eurą į A grupės paskolas papildomai, tai pas mane jau bus virš 1000 eurų, 1020 eurų suinvestuota į A grupės paskolas, už kurias aš gausiu kiekvieną mėnesį reguliariai savo investicinę grąžą. Ir va, kol mes kalbėjome, per tas kelias minutės jau 4 procentai žmonių suinvestavo į A grupės paskolas, padvigubėjo dvigubai ir beveik viskas suinvestuota į B grupės paskolas. Tai va, jeigu ir tau įdomu išbandyti investavimo su telktinio finansavimo platformas, tai yra visas nuorodas šio video aprašyme, o jeigu suskupsi ir atsidarysi paskyrą su mano nuoroda, su ta nuoroda, kuri yra aprašyme, tai gausi dar bonusą 10 eurų. Tai principai investuoti Scramble galima nuo 10 eurų, tai pirma investicija gali būti ir nemokama. Bet, aišku, jeigu yra noras reguliariai investuoti arba yra noras kažkam periodui išbandyti ir pasižiūrėti, kaip tai veikia, kaip gaunama grąža, prasitestuoti kažkokį investavimo instrumentą, tai spaudi nuorodą, užsiregistruoji, įdarbini savo pinigus ir žiūri, kokius rezultatus gauni. Ir štai čia galim pasižiūrėti, koks mūsų yra grafikėlis, kokią grąžą mes galime gauti už tuos investuotus 601 eurų. Tai gaunasi 1 procentas per mėnesį, kas yra 12 procentų per metus. Ir va čia labai gražiai sudėliotas. Spalio 5 gausiu 6 eurus ir mažėjančią tvarką, nes kartu su šitais pinigais keliauja ir tam tikra grąža iš pačio kapitalo. Tai yra grįžta ir pinigai, ir sugeneruotos palūkanos. Ir bendrai gaunasi, vat, kovo mėnesį pas mane sugrįž 674 eurai. Viskas labai paprasta, labai aišku, labai gražu, galim viską planuoti į priekį ir žinoma, šitos pinigus, kuriuos gauni, reikia reinvestuoti. Tai štai ir ketinu daryti, kad juos reinvestuosiu, padėsiu vėl iš naujo, kad jie suktųsi reguliariai. Taip aš ir investuosiu kiekvieną mėnesį, kad suktųsi pasyvios pajamos. Tai kalbant apie B grupės paskolas, aš buvau investavęs vasario mėnesį 100 eurų prasitestavimo pačioje pradžioje, pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Ir va, čia labai gražiai parodyta. 100 eurų investuota, sumokėtas fiksuotas mokestis, tai yra 9 eurus aš gavau grąžos, kas yra 18 procentų bendra grąža. Tai rugpjūčio 5 dieną aš gavau 9 eurus bendras uždarbis. Įdėjau 100 eurų, gavau 109 eurus, tai yra 18 procentų grąža. Ir kitas variantas, kur aš investavau į A grupės paskolas, 200 eurų ir pasižiūrim, ką mes turim. Tai mes jau Liepos 7 turim sugrįžusi eurą 50. Tai yra uždirbom tiek ir eurą 42 rugpjūčio mėnesį mes esam uždirbę. Ir planuojam štai po truputį toliau pas mus auga. Ir kaip matėm, kad iš pradžių aš gaudavau ne 1 procentą per mėnesį, 0,75, o dabar mes pasiekėm 1000 eurų į A grupės paskolas, tai mano grąža iš karto padidėja iki 1 procento. Kas yra visai smagu, procentas šiandien, procentas ten ir bendras uždarbis kol kas va, yra 9 eurai. Super. Tai kaip matai, viskas yra labai aišku, paprasta, kiekvienas skaičius sudėliotas, matematiškai aiškiai žinai, kiek investuoji, kiek gauni, kokią grąžą pareina. Ir pasižiūrėsim, kaip man seksis su tais 600 eurų. Aš periodiškai darysiu tokius video. Jeigu patiko tas video ir įdomus, paspausk like ir subscribe, arba parašyk komentarą, jeigu kažką norėtum giliau ar išsamiau sužinoti. Arba yra registracijos forma, kur gali užsiregistruoti asmeniniai konsultacijai ir per ją jau pasikalbėtumėm konkrečiai, kokie tikslai, ką nori pasiekti, kokių instrumentų reikia. Ir šitos klausimus galėtum aptarti per susitikimą su mano komanda. O šiam kartui ačiū, kad žiūrėjai ir iki susitikimų kitose video.